Sveiki, mėlieji kultūros bičiuliai. Šį vakarą laida alsuos gerumu, širdžiai miela muzika ir akiai mielais prisiminimais. Likite drauge su mumis. Gal tai ir sutapimas, o gal ir ne, kad antradienio pavakarę į susitikimą su bardų muzikos gerbėjais atskubėjęs atlikėjas Kazimieras Jakutis į Alytų atvežė ne tik naująjį savo albumą, bet ir sniego patalą. Net ir gamta tarytum apvalė širdis ir sielas, lyg norėdama nuslėpti gyvenimo purvą. Jonyno muziejuje tąkart laiką praleidę alytiškiai į namus grįžo tyresni ir geresni. Atlikėjas bei verslininkas Kazimieras Jakutis Pagulbis išleido naują kompaktinę plokštelę Eina mūsų laikai. Ir keliaudamas po Lietuvą su jos pristatymo koncertiniu turu, kada paskutinį kartą skambinai savo mamai, neaplenkė ir Dzūkijos sostinės. Malonus sutapimas, jog būtent tą antradienį Alytus pasiklojo balta sniego skraiste. Atvežėt sniegą į Alytų? Tai taip išeitų. Taip išeitų. Ar ryte nebuvo čia? Ne, tikrai nebuvo. Tai tada atvežiau. Tai sniegas asocijuojasi su švara, baltumu, skaidrumu kažkokiu. Ir jūsų poezija ir atliekamos dainos turbūt irgi kalba apie tai. Nu, turbūt galbūt ir visa poezija galbūt. Jeigu ją jau vadini poezija, tai ko gero apie tai, kaip tą sielą pavalyti. Tądien Jonyno muziejuje buvo išties neeilinė diena. Sukako lygiai 86 metai, kuomet gimė Alytaus dainius, aklas poetas, Lietuvos aklųjų draugijos įkūrėjas Antanas Jonynas. Eina mūsų laikai, tai va trečias mano albumas. Nu ir sudėta mano dainos ir dabartinės, ir netgi yra visiškai ankstesnių. Pavyzdžiui, ten mano net 28 metų gal parašytos dainos. Gaila, Jonyno nėra nei vieno kol kas eilėraščio, bet vienam eilėraščiui esu sukūręs melodiją ir aš jo nenaudoju šiaip, bet šiandien specialiai aš jį kažkiek tai dirbau ir prisiminiau tą eilėraštį, bandysiu padainuoti. Pasak Kazimiero Jakučio Pagulbio, plokštelė Eina mūsų laikai visiškai kitokia nei ankstesnieji jo darbai. Kurdamas dainas, jis neįspraudė savęs į jokius rėmus. Naujos dainos skamba nemonotoniškai, gal net visiškai naujai. Kalbant apie tą paskutinį jūsų albumą, kokie žmonės turėtų jų klausyti, kam jūs adresavote jį, ar tiesiog tai gali kiekvienas, tiek jaunas, tiek mažas, ar tai turėtų būti kažkokios ypatingai jautrios sielos žmogus, kad suprastų jūsų muziką? Kaip tik gal šitas albumas tai toks yra populiaresnis, jis ta prasme, kad yra dinamiškesnis žymiai už palygintą nuosdu. Čia, pavyzdžiui, 10 dainų iš 14 jos atliktos su grupė ir yra dinamiškos, ritme, ten būgnai, ritminė gitara, solinė gitara, smuikas yra ir melodionas, tokie įdomesni instrumentai, bet ritmiškos. Tai aš sakyčiau, kaip tik jau labiau populiaresnės ir priimtinesnės gal didesniam ratui žmonių. O šiaip mano muzika nėra ta populiarioji, aš manyčiau, nes vis tik pagrindinis akcentas, kaip ten bebūtų, yra žodis. Kada užguls kančia ir vėl kalne matau tą baltą skarą. Pačiam ne visada pavyksta ir gal niekada nepavyksta ir nepavyks. Tai renkuosi daugiausiai aukštaičių lyrikų. Tiesa, yra vienas, antroji plokštelė yra dzūkas, Petras Pabaraitis, Atakaras, tokiu literatūriniu pseudonimu. Laiškas, antroji plokštelė, jo daina yra. Tai yra ir dzūko, bet jau daugiausiai tai aukštaičių, kadangi pats esu aukštaitis iki sielos, kaip ten, iki kaulų smegenų, ne? Tai man jau kažkaip Širvys, Strielkūnas, ypač Strielkūnas, Alfas Pakėnas, Antanas Miškinis, tai tie žmonės, kuriuos aš įsivaizduoju suprantas. Verslininkas ir muzikantas, ar tai trukdo ar padeda? Kažkada trukdė, dabar nei kiek. Kažkada buvo kažkaip sunku taip susigaudyti, kas tu toks. Ir iš vis vyras vienu metu gali tik vieną darbą dirbti, ne? O čia gaunas kaip ir ne vieną, tai
Tai vat, kažkada buvo tikrai be galo sunku. Net vienu metu buvau sustabdęs dainavimą iš vis, 2 metus net nedainavau, kur nesupratau, kas čia vyksta. O dabar man viskas aišku. Keliaudamas po Lietuvą su savo dainomis, Kazimieras vengia didelių salių. Išsakyti savo sielos muzikai ir eilėms jis renkasi ne itin populiarią kamerinę erdvę. Kada užguls kančia ir vėl kalne matau tą baltą skarą. Mamos ranka vėl moja kviečia pas save. Tokiose vietose yra mieliausia ir širdžiai artimiausia ir geriausia kažkaip. Va, ypač kaip ir jūsų šita Jonino namai, nu, jie tokie mėly, tokie šilti, va, nu, ir viskas tikra, prikurentas pečius, plytos malkom prikurentos, nu, gera. O tos didelės salės, nu, jos irgi gerai, bet man čia mieliausia, man tokiose jaukiausia. Bet, nu, kuris kareivis nesvajoja būti generolu. Bet tose didelėse būna ir gerai, ir jauku, bet dažnai ir būna ir nekas. O tokiuose aš kažkaip manau, kad nu, net negali būti blogai, čia gali būti tik gerai. Antano Jonino memorialinio muziejaus vedėja Vilija Markauskienė tąkart nuoširdžiais pašnekesiais padėjo atverti sielos gelmes vakaro svečiui. Turbūt ir mes patys pritarsim autoriaus minčiai, kad kitąsyk daug sunkiau yra įsikalbėti nuoširdžiai ir atverti sielos duris plačiai tam, kuris yra šalia mūsų, kuris žino mūsų visas silpnybės, gal geriau už mus pačius net. O kada sutinki nepažįstamą žmogų, atsiverti, papasakot apie tai, kur tau skauda, yra daug lengviau, paprasčiau ir sąžiningiau. Vakaro metu muzika persipinė su poezijos ir prozos kūrinių skaitimu. Regis, kiekvienas erdvėje sklandantis žodis krito tiesiai į klausytojų širdis. Pilnutėlėje žmonių Jonino troboje tvyrojo jauki tyla. Kartu su kompaktinė plokštele išleista knygelė apie dainų sukūrimo istorijas primena asmeninę atlikėjo išpažintį, kurioje gausu subtilių pajautimų ir išgyvenimų. Iš 14 įrašytų dainų net 6 skamba žodžiai mamai. Šito koncertiniu turu, to važiavimo, kaip jūs, miela Vilija, sakėt, per Genšvilio stotis ir kitas sales, šito koncertinių turų aš noriu atkreipti dėmesį, kad mes nepamirštumėm savo mamų, noriu atkreipti dėmesį savo, pirmiausiai ir jums visiems, kad dažniau joms paskambintumėm, kad nuvažiuotumėm, gal paglostumėm galvą, kad jos mums kažkada ir vaikams būdamiems taip gražiai ir nereikalaudamus ir dar to galvoti. Jaukaus literatūrinio muzikinio vakaro metu Antano Jonino muziejuje visos Anykštėno dainos susirinkusiųjų vaizduotėje piešė Lietuvos vaizdus ir žmonių jausmus, kurie it seno filmo kadrai keitė vienas kitą. Miški prispėja riešutai, į pūdymus keitės orą, brungioji, tu pati matai, nebūsiu aš į gaspadorium, įstotys vėl traukiniai, in reikas ratai sudundėja, runko voksolį pakelta, brungioj, palinkėk man vėlėja. Dainavos šalies muzikos festivalio fotografijų paroda, tango aistros ir padėka Alytaus kultūros komunikacijos centro draugams. Visa tai kitame mūsų laidos kūrybinės grupės parengtame reportaže. Atnaujintoje Alytaus kultūros komunikacijos parodinėje erdvėje atidaryta Dainavos šalies muzikos festivalio fotografijų paroda. Jau 8 metai vyksta šis festivalis. Per tuos metus jame dalyvavo ir tokios žvaigždės kaip italų smuikininkas Pavelas Bermanas, unikalaus balso savininkas, dainuojantis sopranas iš Italijos Radu Marijanas, garsus džiazo orkestras iš Amsterdamo, gruzinų choras Basijani ir dar daug garsių atlikėjų, neišskiriant ir alitiškių, kurių
autorių koncerto akimirkos liko užfiksuotos fotografijos lakštose. Festivalio sumanytojas Alytaus kultūros komunikacijos centro direktorius Vidas Simanauskas yra ir šios parodos iniciatorius. Atidaryti parodą, mintis jau krebena kokius 2 metus, nes tai pradžiai buvo paprasčiausiai rinkimas informacijos, kaupimas, archyvavimas ir aš labai dėkingas, kad Ričardas Rakauskas sutiko mielai talkinti ir kiekvieno būtent festivalio metu jis užfiksuodavo tam tikras akimirkas. Aišku, aš džiaugiuosi, kad tose akimirkose užfiksuoti mūsų alytiškiai, mūsų kvartetas, paskui kvintetas, mūsų atlikėjai, kaip, sakykime, Justina Gringytė ir kiti, kurie dalyvauja šitam festivalyje. Ir aš manau, kad tos dokumentinės minutės užfiksuotos įgaus ir turbūt ir meninę prasme. Fotografijos darbų autoriai Ričardas Rakauskas ir Zenonas Šilinskas. Kaip fotografas atsiprašau, kad koncerto metu trukdžiau, nes reikėjo amžių. Fotoaparato spragtelėjimas galbūt trukdė muzikos klausytojams, bet tai nenuėjo veltui. Rezultatas prieš jūs, sakė Ričardas Rakauskas, nepraleidęs nei vieno festivalio koncerto, išskyrus paskutiniuosius, kuomet šią misiją perėmė Zenonas Šilinskas. Šiais metais aš negalėjau dėl sveikatos jau fotografuoti, tai paprašėm Šilinsko. Tai jo yra 4 nuotraukas šių metų, o daugiau kitų 7 metų. Tai mano. Aš labai myliu klasikinę muziką, todėl šių akimirkų fiksavimas man teikia daug džiaugsmo, atviravo fotografas. Tądien gruodžio 11-ąją, pasaulinę tango dieną, klasikinės muzikos gerbėjus po parodos atidarymo pasitiko Alytaus seksteto koncertas Tango aistros. Kulminacinis praėjusio penktadienio vakaro akcentas – nominacijos Alytaus kultūros komunikacijos centro draugams, kurios atiteko Birutei Salickienei už globą, Antanui Nedzinskui už dėmesį, Viktorui Gerulaičiui už idėjas, Vladislavui Gunevičiui už paramą ir Rimantui Prusaičiui už rūpestį. Liaudiškos muzikos kapela Punelė naujojo albumo pristatymo koncertu dovanojo šventę Puniškiams ir jo svečiams. Praėjusį savaitgalį liaudiškos muzikos kapela Punelė dovanojo šventę Puniškiams ir jo svečiams. Naujojo albumo prisiminimai pristatymo renginyje koncertavo ir Zyplių dvaro kapela iš Šakių rajono, Balbieriškio liaudiškos muzikos kapela bei jaunoji Punelės karta. Liaudės muzikos vaikų kapela Nemunėlis. Drauge su Balbieriškio liaudiškos muzikos kapela į Punelės koncertą atvykęs Balbieriškio seniūnas Algis Marcinkevičius tikino, jog Punelės vyrai pagrįstai gali didžiuotis savo atliekamą muziką. Muzikuoti ir groti šiandieną turbūt nori ir galbūt net ir gali visi. Šiandieną muziką mes vadiname ir tai, ką matome per televiziją, ką girdime per radiją, ką mums su džiaugsmu pristatinėja ryškiausios Lietuvos žvaigždės. Tačiau pamirštame labai paprastą dalyką. Tai yra to žmogaus prigimtį, paprasčiausią balsą, kaimišką lumsdelį iš Vilpynę ir tą muzikavimą, kurį turime čia šiandieną. Iš tiesų, groti dar Lietuvoje yra ką, bet didžiausia bėda, kad jau nebėra kam klausyti. Tad šiandieną matydamas tokį didelį būrį gerbėjų, žinoma visų pirma turbūt Punelės, bet turbūt tie žmonės, kurie atėjo klausytis Punelės, jie mielai klauso tą muziką, kurią girdite čia šį vakarą. Tai yra labai didelis pasiekimas. Ir aukščiausias įvertinimas štai šių žmonių, kurie čia šiandieną stovi šioje salėje. Mes galime groti geriausiai, gražiausiai, jeigu niekas mūsų neklausys, dėja mūsų taip pat nereikės. Taigi žemai lenkiu galvą prieš jūs visus, kurie klausote šią muziką.
Punelės vyrų palaikyti susirinko ne tik jų giminės ir artimieji, gausus puniškių būrys, Punios seniūnijos ir kaimyninių rajonų gyventojai bei alytiškiai, bet ir garbūs svečiai. Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Nedzinskas, atstovai iš Alytaus rajono savivaldybės tarybos, sekretorius Simas Alickas, švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Sigitas Karlonas, rajono savivaldybės kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Virginija Mačiulienė, Daugų kultūros centro direktorė Eglė Sereičikienė ir be abejo Punios seniūnijos seniūnas Gintautas Laukaitis. Sausakimšoje Punios kultūros namų salėje smagi Punelės muzika tąkart kiekvienam dovanojo daug gerų emocijų. Punelės pamaina, jaunieji vaikų kapelos muzikantai Nemunėlis savo pasirodymu dar labiau įkaitino žiūrovų emocijas. Liaudiškos muzikos kapela Punelė gyvuoja jau keletą dešimtmečių. Daugumai kapelos vyrų esą geriausia laisvalaikio praleidimo forma – muzikavimas. Paprasčiausiai smagu. Gera kompanija, vyriška, smagi, linksma. Yra ką veikti galų gali. O muzikai visada, kaip sakyti, ne pro šalį, bet kuriam žmogui. O šiaip gyvenime, ar dažnai jūs lydi muziką, ar tai pagrindinis jūsų užsiėmimas? Tikrai ne. Šiaip esu elektrikas, o muzika tiesiog hobis. Aš esu puniškis, čia gimiau, čia tėviškė. Labai pageidavo žmonės, prašė ir patiems noras buvo. Tai pradėjom grot. Visa kapela laikosi kažkaip tai idėjos pagauti. To noro dainuoti, tas va toks bendras mūsų reikalas, nes dabar didžioji dauguma kapelos jau gyvename dalis Alytuje, vietiniai yra tik tais keli, tai va pilnas ekipažas, susėdam ir į savaitę bent jau kartą arba du važiuojame į repeticiją. Jeigu nebūtų dūšia, nebūtų idėja, tai vis tik važinėti iš Alytaus. Dūšia čia. Iš tikrųjų tai buvo nuostabu. Mūsų toks nerimas buvo, reiškia, ar žiūrovas susirinks ar nesusirinks, bet kaip matėte, iš tikrųjų pilna salė ir mes tikrai labai patenkinti, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atvyko pas mus į mūsų šitą renginį, į mūsų šio disko pristatymą. Tiesą sakant, jausmai tikrai labai geri, labai šilti, nepanašu į jokią krizę. Sakykim, kad Punioj mes krizės neturim. Sakykit, ar visuomet žinojote, kad turite tiek daug gerbėjų? Galbūt ir ne. Tikrai nesitikėjom, kad tiek bus daug liaudies, kad tiek ateis pasižiūrėti, kad tai plos gražiai, kad gausim tiek daug gėlių. Sveikinimų. Taip, kaip ir šiandien, kaip ir maždaug taip pat prieš 4 metus, kada mes buvome išleidę pirmąjį mūsų kompaktą 2005 metais, tai viskas atgimė, vėl geri jausmai, vėl išplūdo ir vėl atsiranda tas noras važiuoti, repetuoti, dainuoti. Labai jaudinomės prieš, galvodami, ar bus žiūrovų. Bet kai pamatėm, kad pilna salė, tai toks geras ir šiltas jausmas, kad kai pamatėm pabaigoje koncerto, kai visa salė atsistojo, tie plojimai, tas palaikymas, taip malonu širdžiai, taip gera, kad tiesiog žinau, kad ir toliau dainuosim. Smagu, vis tik faktas yra antras diskas išleistas, reiškia, darbas neveltui, entuziazmo užtenka, idėjų irgi. Pirmyn žiūrėti reikia. Kas praėjo, praėjo. Optimistiškai į priekį.
Didžiulio entuziazmo, meilės gimtajam kraštui ir liaudies muzikai vedami Punelės kolektyvas gyvuoja nuo pat 1987-ųjų. Nuo pat pradžių kolektyvas pagavo kažkokią savo liniją, savo supratimą ir muzikinį, ir tiesiog žmogiško bendravimo. Tiesiog toks kolektyvas susikūrė, kuris ilgam. Kuris nepakrinka ten, sakykime, po koncerto, po kito, po trečio. Visi daugumoj nuo seno pažįstami, čia užaugę. Čia kartu ėjom į šokius, čia bendravom ir taip suėjom ir sudainavom, pasisekė ir toliau dainuojam. Punelės kolektyvas išskirtinai vyriškas. Galbūt todėl šventinio koncerto metu muzikantai sulaukė ne vieno palinkėjimo, kad jų kolektyvą galėtų papildyti viena ar kita Onutė. O kaip mano patys Punelės vyrai? Vieni sako, kad reikia Onutės, kiti, kad nereikia Onutės. Tai visgi, ar reikia tos Onutės jūsų kolektyvui? Tiesą sakant, jeigu reikia, tai tada 7 ir gerų, kad būtų visiems. Ta Onutė kaip ir nemaišytų, bet gal kol kas dar, aš nežinau, reikia čia visam kolektyvui susirinkti ir nuspręsti, kaip Seime, nubalsuoti. Kažkaip tai va taip susicementavo, susidėliojo, kad tas kolektyvas mūsų vyriškas. Ir ką žinau, gal ne. Manau, kad jeigu jos čia nėra, kolektyve grinai, matyt, nereikia. Matyt, nereikia. O Onučių mes turim. Tai visgi, ar reikia tos Onutės jūsų kolektyvui, ar nereikia? Aš galiu pasakyti taip, kad mums padovanojo jau tą, ar tai Onutė, ar ne Onutė, bet turime dabar, galiu pasakyti pradžia, gal tokia jinai molinė, nemolinė, o gal ateityje gal reikės tos Onutės, bet šiuo metu tikrai jos nereikia. Su Onute ar be jos Punelės vyrai gyvuos dar ilgai, nes, kaip prasitarė kapelos vadovas Gintautas Šmitas, kolektyvo svajonėse dar vienas, 3. Punelės albumas. Po smagaus vakaro ir gražaus bendravimo visi išsiskirstė puikios nuotaikos, su savimi išsineždami šiltus prisiminimus. Praėjusį ketvirtadienį Jaunimo centro bendruomenė surengė jau 7. padėkos vakaro koncertą, kurio metu paaukotos lėšos bei mokykliniai reikmenys skirti Afganistano vaikams. Kartais reikia tiek nedaug, kad šalia mūsų esantys žmonės pasijustų gerai. Ir tam nereikalingi dideli pinigai. Kad kitam būtų gera, kartais tai reikia nuoširdžios šypsenos, gero žodžio, šilto apkabinimo, padrąsinimo. Praėjusio ketvirtadienio vakarą Alytaus jaunimo centras tapo gerumo ambasada. Jau 7. kartą įstaigos bendruomenė, globodama gerumo idėją, vykdė paramos akciją Vaikai gelbsti vaikus. Šią idėją centras įprasmina rengdamas kalėdinį padėkos vakarą koncertą ir jo metu paaukotas lėšas skirdamas vaikų paramai. Šiemetinės paramos akcijos tikslas – pradžiuginti Afganistano vaikus draugystę reiškiančiomis dovanėlėmis, jų vaikystės pasauliui dovanosinčiomis daugiau spalvų. Padėkos vakaro svečiai paramai skyrė ne tik piniginės aukas. Jie aukojo ir įvairius mokyklinius reikmenis, tokius reikalingus Afganistano vaikų švietimui. Kaip ir kasmet, padėkos vakaras koncertas sulaukė ne tik gausaus alytiškių, bet ir miesto svečių dėmesio. Renginys alsavo gerumu, atjauta ir nuoširdumu. Scenoje, kurios kampe puikavosi sudėtos rėmėjų dovanos, savo meninę kūrybą rodė įvairių jaunimo centro kolektyvų nariai – muzikantai, šokėjai, dainininkai. Vakaro svečiams koncertavo ir jaunimas iš Lenkijos. Renginio metu vedėjai skaitė nuoširdžias ir prasmingas jaunimo centro ugdytinių mintis
apie gerumą, o akcijos rėmėjams iškilmingai įsekti gerumo ambasadorių ženklai. Labdaringi jausmai, tai yra visą laiką širdį gera. Gera, kada žmonės skleidžia gerumą. Ir aš visą laiką sakau, būkime mes geri, bus ir aplinkui geresni visi. Tai gerumas ribų neturi. Tai čia labai graži labdaros akcija, kuri jau yra tradicinė, 7 metai vyksta. Ir tikrai jaunimo centro visa bendruomenė yra gana vieninga ir gražiai pasirengusi sutikti ir šventes. Ir kaip direktorė minėjo, tai yra labai gražu, kad mes mokomės dalinti ne tik su šalia esančiais, bet ir sugebam dalintis ir daug toliau, kaip šiuo atveju su Afganistano Goro provincijos vaikais. Labai gražu. Tikrai retai tenka dalyvauti tokiuose akcijose, daugiau mes dalyvauname misijose kaip kariai, o labai vertinu teigiamai. Tikrai daugelis žmonių Lietuvoje mano, kad pas mus labai sunku gyventi, bet reikia nuvažiuoti į Afganistaną, pamatyti, kaip žmonės gyvena Afganistane ir tikrai suprasime, kad mes galim taip pat pasidalinti ir su kitais savo kaip kuriais daiktais ir dovanėlėmis. Šiemet labdaros misijoje peržengti Lietuvos ribas ir padėti Afganistano vaikams jaunimo centro bendruomenė paskatino šioje šalyje buvusių karininkų pasakojimai apie itin vargingą afganistaniečių, ypač vaikų gyvenimą. Pirmiausia, tai gal sujaudino ta paroda, kuri buvo jaunimo centre, mes žiūrėjome tas nuotraukas, tai aišku labai jau buvo sudėtinga jas žiūrėti. Toliau kapitono Jakučionio pasakojimai apie mirtis vaikų, apskritai kaip jie ten gyvena. Ir netgi pradžioje buvo mintis, kad mes galbūt saldainiais, galbūt saldumynės ar dar kažkuo tai remsim. Pasirodo, kad būtų net nepasiekę vaikų visą tą labdarą. O kanceliarinės prekės, tai mes sakom labai gražus, spalvoti pieštukai, spalvotos kreidelės ir jos tikrai bus išdalintos per mokyklas ir tikrai tie vaikai gaus. Toliau dar apart viso šito mes renkam nuotraukas visi apie savo šeimą, apie gamtą, apie visuomenę, nes tiem vaikam tai yra visiškai nematytas gyvenimas. Ir sakė, tas nuotraukas jie tiesiog išsikabina savo toj gyvenamoj vietoj ir jiems kaip yra visiškai nesuvokiamas toks. Toliau. Dar mums sakė, kad Lietuvos mūsų misijos kariai, jie yra labiau mylimi negu visi kiti. Mes sakom, taigi padarykim, jos dar labiau mylės. Toliau, kai palygini jų gyvenimą ir mūsų, tai aš visuomet sakau, duok Dieve jums nesulaukti ir nė pusės dienos negyventi tokio gyvenimo, kaip gyvena ten vaikai. Todėl ir pasirinkom juos. Nufilmuotas renginys, kaip pažadėjo prie paramos akcijos daug prisidėjęs karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Kauno prievolės centro Alytaus teritorinio skyriaus vedėjas kapitonas Remigijus Jakučionis, bus parodytas Afganistano Goro provincijos vaikams. O Dzūkijos televizijos žiūrovai padėkos vakaro koncerto įrašą matys gruodžio 22 dieną. Iškart po žinių laidos 19:15 min. Džiaugsmo pilna, viltį suteikia mums ši naktis trumpa. Tyli dangus, naktį verčia, kalėdų paslaptis išliks mūsų širdyse. Nusineš visus skausmus, tuos netikrus, pykčio kupinus sapnus. Viskas nusimirš, viskas pasiliks. Tai juk gėrio naktis, paslaptinga naktis, vėl kalėdinė naktis. Tai tik viena, džiaugsmo pilna. Ši naktis trumpa, tyli dangus, naktį verčia.
Tiek šiandien kultūros aiduose. Dėkojame Jums už drauge praleistą laiką ir kviečiame susitikti mūsų laidoje lygiai po savaitės. Iki malonaus.